Šiame kanale pasakojamos tikrais faktais paremtos istorijos. Dauguma jų gali būti šokiruojančios, baisios ar net emociškai nepakeliamos. Jos skirtos tik morbidinį smalsumą turintiems žiūrovams, siekiant pažinti tamsiąją žmonijos pusę, o ne ją propaguoti. Autorius šio turiniu nesiekia skatinti smurto, žiaurumo ar neapykantos. Šis video nerekomenduojamas mažiau nei 18 metų turintiems bei silpnų nervų žiūrovams, kadangi jame bus rodoma medžiaga, galinti šokiruoti ar sukrėsti. Jei vertinate autoriaus darbą, paspauskite patinka. Jei norite palaikyti kanalą, palikite atsiliepimą komentaruose bei sekite naujas istorijas. Per 1 metus centrinės Floridos greitkeliuose žūsta 7 vidutinio amžiaus vyrai. Policija sutrikusi, kol neįvyksta netikėtas lūžis byloje. Nusikaltimus vykdė moteris. Moteris serijinė žudikė. Serijinės žudikės moteris yra retos ir tai šioje byloje dar labiau šokiruoja. Savo aukas ji medžioja kaip autostopu keliaujanti prostitutė. Jos pasirinktas ginklas buvo pistoletas. Kai Eileen ką nors nušaudavo, ji ne tik šaudavo jam į galvą, ji šaudavo į jį 4, 5 ar 6 kartus. Tai buvo pyktis, tai perdėta. Ji teigia, kad jos vaikystė buvo sunki. Ji patyrė smurtą, išprievartavimą, paauglystės nėštumą, ankstyvą prostituciją ir šeimos atstumimą. Jos gyvenimas buvo iškreiptas ir pilnas kančios jau nuo pirmos dienos. Savo plačiai išgarsėjusioje žmogžudysčių byloje ji teigia, kad pirmąją iš 7 žmogžudysčių įvykdė gindamasi. Ar aš manau, kad po to ji žudė gindamasi? Ne, negaliu pasakyti, ką ji man pasakė. Tai vis dar konfidencialu. Suprasčiau, jeigu jai pavyktų išvengti mirties bausmės, jei ji būtų nužudžiusi vieną, tai įvyko netyčia ar kažkas panašaus. Bet 7? Galiausiai ji prisipažins, jog žudė šaltakraujiškai. Ji taip pakeitė savo istoriją, kad sunku pasakyti, kas tikra, o kas ne. Apdovanojimus pelnęs kontroversiškas dokumentinis filmas Monstras su Charlize Theron dar labiau padidino serijinės žudikės žinomumą. Į klausimą, kodėl ji žudė, jos advokatas vis dar neturi atsakymų. Kas nukrypo jos galvoje, kad pavirto potencialia žudike? Vaikystės draugas. Ji juos nušovė. To negalima pateisinti. Aš to nepateisinu. Ir prokuroras jos liūdnai pagarsėjusiame teisme. Ji galėjo būti išnaudojama vaikystėje, bet tai nepateisina to, ką ji padarė šiems vyrams. Susipažinkite su Eileen Wuornos, tiesiog nesėkminga prostitutė su piktais bruožais, iki kol žmogžudystės jos neišgarsino. Serijinė žudikės Eileen Wuornos istorija kelia daug klausimų. Kodėl ji nužudė 7 vyrus per 1 metus trukusį žmogžudysčių siautėjimą? Eileen istorija virto žiniasklaidos įvykiu. Ši prostitutė ir prisipažinusi žudikė patraukė žiniasklaidos dėmesį daugiausiai dėl to, kad buvo serijinė žudikė moteris. Žiniasklaida pusryčiavo, pietavo ir vakarieniavo su šia istorija. Dar niekada nebuvo moterų serijinių žudikių. Ir kažkas ją pavadino serijinę žudikę moterimi. Pirmąją tokią Amerikoje. Ir tai buvo sensacija. Viena iš problemų, su kuriomis susidurėme su moterimis serijinėmis žudikėmis, yra ta, kad mums sunku suvokti, jog jos gali būti tiesiog psichopatės, be jokios konkrečios priežasties. Kodėl jos nori žudyti? Joms tai tiesiog patinka. Psichopatams nerūpi niekas, tik jie patys. Ir jiems nebūtinai reikia priežasties, kad žudytų. Iš jos dažnai išsiverždavo nevaldomi pykčio priepuoliai, kurie dar labiau sustiprino žiniasklaidos dėmesį. Ji tikra pabaisa. Kai kurie žurnalistai nušvietę bylą netiki psichopatiniais pasiteisinimais ir pritarė kitai Wuornos elgesio priežasčiai. Ji vaidino auką, nes patikėjo žiniasklaidos galia. Teismo salėje buvo kamera, transliuojanti nacionaliniai auditorijai. Tai buvo tarsi vakarykštė televizija. Amerika pirmą kartą surengė šou. Smogikė maniakė. Amerikos niekšai. Šią istoriją daugybę kartų pardavė ir perpardavė policijos pareigūnai, teisininkai ir žmonės, kurie susidraugavo su Wuornos. Apie šią bylą parašyta daugiau nei 20 knygų. Tai praturtino žiniasklaidą ir daugybę kitų.
1992 metais CBS parodė filmą apie Warnos pavadinimu Overkill. Ji imasi tokio liaudės herojės tipo personažo vaidmens. Ji tiesiog žavisi jos personažu. Charlize Theron 2004 metais laimėjo Oskaro apdovanojimą kaip geriausia aktorė už Warnos vaidmenį filme, pavadintame tik vienu žodžiu – Monstras. Nemanau, kad ji buvo tokia simpatiška asmenybė, kokią ją bandė pavaizduoti filmas. Scenaristai ir autoriai nagrinėjo klausimą, ar Warnos žudė iš keršto, nes ją išnaudojo ir prievartavo vyrai, o gal ji buvo šaltakraujė plėšrūnė ir psichopatė. 1956 m. vasario 29 d. paauglė Diana Warnos pagimdė mergaitę. Ji pavadino ją Eileen. Eileen Warnos niekada nepažinojo savo tėvo. Jis buvo meistras, bet taip pat ir vaikų tvirkintojas, palikęs namus dar jai negimus. Jis buvo nuteistas už 7-metės mergaitės ir baigė savo gyvenimą pasikoręs kalėjime ant paklodės. Kol Eileen dar maža mergaitė, jos mama palieka šeimą, o seneliai Brita ir Loris perima globą. Jie augina Eileen, jos vyresnįjį brolį Keitą ir 2 savo vaikus, kurie vis dar gyvena namuose. Eileen senelis tariamai ją skriaudžia metų metus. Gana, Lori. Aš pasakysiu, kai bus gana. Brita, pasitrauk. Tu nieko neverta purvina mergšė. Eileen pradeda smarkiai pykti ir tai išlieja mokykloje. Eileen mokyklos tualete padegė tualetinio popieriaus ritinėlį. Dėl tokio elgesio Eileen netrukus susitinka su močiute ir mokyklos psichologu. Ji nuolat mušasi, keikia mokytojus ir vos nepadegė mergaičių tualeto. Turime nedelsdami išsiaiškinti šio elgesio priežastis. Bandžiau padėti, bet ji užsispyrusi. Jos mama ir tėtis sirgo pykčiu. Galbūt jį paveldėjo. Manau, kad tai šiek tiek sudėtingiau, ponia Warnos. Ne, taip nėra. Pasakyk, ką nors, Eileen. Aš nekenčiu šios mokyklos. Aš nekenčiu senelio. Ir aš nekenčiu tavęs. Baik išsidirbinėti. Aš dingstu iš čia. Be to, Eileen tampa seksualiai aktyvi ankstyvame amžiuje. Eileen elgesys vedė į blogėjančią spiralę, dėl kurios ji iš pradžių pardavinėjo seksą vaikams. Eileen man pasakė, kad pirmą kartą į prostituciją įsitraukė būdama maždaug 13 metų ir tai darydavo dėl cigarečių ar alaus. Tai buvo smagu. Gali pasilikti likusi alų. 1970 metais, būdama 14 metų, Eileen pastojo. Jos vaikystės draugas Donas Watkinsas mano, kad ją išprievartavo 60 metų kaimynas. Tai buvo vyresnis vyras, kurį tuo metu vadino viršininku. Nežinau, kas buvo viršininkas, tik prisimenu, kad jie apie jį kalbėjo. Jam buvo apie 60 metų. Jis turėjo daug vaikų, paauglių, kurie linksminosi jo namuose. O tai privertė jį pasijusti svarbiu. Na, ji tikriausiai vieną vakarą pasigėrė, kai visi vaikai jau turėjo būti namuose, pasiruošę kitai dienai į mokyklą. Tada ji tikriausiai nuėjo pas jį. O jis pagalvojo, man reikia su kažkuom šį vakarą pašilti. Ir ją išprievartavo. Kai Eileen pastoja, jos seneliai išsiunčia jai netikėjusių motinų įstaigą, tikėdamiesi, kad niekas nesužinos. Ji pagimdo berniuką. Jie nesididžiavo, sakydami, kad jų vaikas valkataudama pastojo. Pasiimk jį. Aš pasakiau, pasiimk jį. Tu tiesiog pavargusi. Aš tau jį vėliau atnešiu, kad tu jį pamaitintum. Nenešk jo man. Jis jau turi mano blogo kraujo.
Kūdikis buvo atiduotas įvaikinti 1971 metų pradžioje. Vėliau tais pačiais metais Eileen močiutė sunkiai susirgo. Kas nutiko? Aš nežinau. Tai per tave. Lakstydavai, vartojai narkotikus, mylėjasi su visais, kurie į tave žiūrėjo. Užsičiaupk, seniai! Pats užsičiaupk. Tavo mama teisingai pasielgė, išmesdama tave kaip šiukšlę. Norėčiau, kad ji tai būtų padariusi sąvartyne, o ne mano namuose. O dabar dink iš čia. Mirtis sukelia didelę šeimos krizę tarp vyresniojo brolio Keito, Eileen ir jų senelio. Pasak vaikystės draugo Dono Botkinso, senelis išmeta ir Eileen ir jos vyresnįjį brolį iš namų. Eileen išeina viena. Jis iš tikrųjų išmetė vaikus, nes nebegalėjo rūpintis namais. Jis prarado žmoną ir visą kitą. Štai kur prasidėjo žmogžudysčių, neapykantos ir pasaulio gadinimo sėklos. Štai tada viskas prasidėjo. Nes tu ją jautėjai užuojautą, bet realybė buvo tokia, kad ji turėjo sukietėti. Dabar benamė, Eileen mėnesius klajoja ir nakvoja, kur papuola. 1974 metais 18-metė Eileen Wuornos autostopu keliauja iš Mičigano į Koloradą. Ji išgyvena iš pinigų, uždirbtų iš prostitucijos. Vyrai greitkelyje paima vienišą moterį, nesvarbu ar jie nori mylėtis ar ne, kartais tiesiog norėdami padėti. Kiti žinoma paima vienišą moterį, nes mano, kad moteris nori su jais mylėtis ir todėl jos yra greitkelyje. Wuornos gyvenimas kaip prostitutės nėra lengvas. Tu niekšė. Yra labai mažai būdų, kaip žmogui jo situacijoje užsidirbti pinigų, o tai yra seniausia profesija nebereikalo, nes kai žmonėms reikia pinigų, jie taip ir daro. Dažnai girta, Eileen suimama Jeffersono apygardoje, Kolorado valstijoje, už viešosios tvarkos pažeidimus. Tada atsitinka kai kas nuostabaus. Eileen persikelia į Floridą, šiltesnį klimatą. Ten ji sutinka multimilijonierių vardu Louisas Gratz Fellas. Jam buvo 69, o jai vos 20. Ačiū. Lauke darosi karšta. Tai kur keliauji? Vežkis mane, kur tik norite, tuše. Tokia graži mergina kaip tu turėtų būti atsargi šokinėdama į automobilius su nepažįstamaisiais. Žiūrėk, man nereikia socialinio darbuotojo. Man tereikia užsidirbti kelis papildomus dolerius. Jei supranti, ką turiu omenyje. Neskubėk. Leisk man atlikti visą darbą. Atrodai, kad pakankamai sunkiai dirbai. Leisk man tavimi pasirūpinti. Tarp Fello ir Wuornos greitai užsimezga santykiai ir netrukus jie susituokė. Vos Wuornos ir Fellas susituokė, viskas ėmė griūti. Dabar tu mano žmona, o ne kokia gatvės kekšė. Ateik čia tinkamu laiku. Galiu daryti, ką noriu. Tu tai darysi nemokamai. Tavo kišenpinigiai sumažinti. Ne, nedrįsk. Eileen smurtinis būdas nekontroliuojamas. Anot knygos Monstras, mano tikra istorija, Eileen muša Fellą jo paties lazda, kai šis sumažina jos kišenpinigius. Fellas netrukus pateikė skyrybų prašymą. Ji galėjo su juo sutarti, išskyrus tai, kad ji jį mušdavo. Tai buvo liūdna. Vargšas senukas. Jis pasisamdo prostitutę, turi daug pinigų ir paprašo jos vesti, nes ji buvo jam maloni. Ji už jo išteka ir pradeda jį mušti tą lazdą. Eileen užstato deimantinį žiedą, o Louisas Fellas dingsta. Grįžusi namo viena, Eileen sužino, kad jos 21 metų brolis Keitas, su kuriuo ji augo,
Mirė nuo gerklės vėžio. Per ateinančius 4 metus Eileen praranda savitvardą. Ji kuria netikrus slapyvardžius, daro nusikaltimus, palaiko nesėkmingus santykius su vyrais ir, kaip teigiama, nekartą bando nusižudyti. Eileen teigia, kad po skaudaus išsiskyrimo ji šaunasi savo į pilvą, tačiau nėra jokių įrodymų patvirtinančių šį teiginį. 1981 m. gegužės 20 d. Eileen įeina į parduotuvę su užtaisytu pistoletu. Ištuštink kasą. To jaus pat. Ji išeina su $33. Geros dienos. Policija suėmė Warnaus. Jai paimti piršto antspaudai. Ji nuteisiama ir maždaug metus praleis valstijos kalėjime. Eileen buvo įkalinta už čekių klastojimą, automobilių vagystes, apiplėšimus ir kitus kaltinimus. 1986 metais klajojanti prostitutė užmezga tikrą žmogišką ryšį ir sutinka asmenį, kurį vėliau vadina savo gyvenimo meilę. Nori kompanijos? Klausyk, aš... Taip, mielai. Taip. Jos gyvenimas pasikeičia, kai bare sutinka moterį vardu Tyra Moore. Tyra dirbo kambarinę vietiniuose viešbučiuose. Eileen Warnaus vienintelis užuojautos jausmas buvo su lesbiete, kuri buvo daug jaunesnė. Warnaus ji duodavo tai, ko jai reikėjo seksualiai, o atsilygindavo švelnumu, paguoda, galbūt apkabinimu, šilumą miegant su žmogumi, kuris nebuvo bjaurus ir šlykštus, o su žmogumi, kuris galėjo tave apkabinti. Nežinai, mes visi norime meilės jausmo. Tyra. Taip. Aš tavimi pasirūpinsiu. Aš pasirūpinsiu, kad turėtum viską, ko tau reikia. Eileen visada norėjo aprūpinti Tyrą ir rūpintis ją lyg mama. Eileen savo naujajai merginai Tyrai Moore pažada visą pasaulį. Tačiau po kurio laiko pinigų trūkumas apsunkina jų santykius. Kas negerai? Man atsibodo dirbti šiuose apleistuose viešbučio kambariuose už prastą atlyginimą. Mes niekada negalėsime persikelti į savo namus. Taip, galėsime, Tyra. Tiesiog būk kantri. Aš netekau kantrybės, Eileen. Aš grįžtu į Ohajų. Tik nesakyk man to. Man tavęs reikia, Tyra. Nežinau, ką be tavęs daryčiau. Aš gausiu pinigus. Pažadu. Kad ir kas būtų. Aš gausiu pinigus. 1989 metų lapkritį, keliaudama autostopu, Eileen Warnaus pasiima 51 metų verslininkas Richardas Mallory iš Clearwaterio, Floridos. Lygiai kaip žudikai, kurie žudo prostitutes, nes šios noriai sėdasi į automobilį, jos yra labiau prieinamos, ji pasirinko vyrus, kurie lengvai eina su ja. Padėsi man dabar užsidirbti pinigų, Richardai. Man reikia nuomai ir panašiai. Nusirenk drabužius. Nusirenksi savuosius? Man patinka tai daryti su savaisiais. Palauk, nusiramink. Tai turėtų būti smagu. Užsičiaupk! Lipk nuo manęs.
Eileen teigia, kad Mallory pririšo jos rankas prie automobilio vairo. Dabar darysi, ką liepiu. Warnaus vėliau pareikš, kad Mallory prieš ją smurtavo. Tu niekšė. Eileen siekia 22 kalibro pistoleto, kurį nešiojasi su savimi. Vėliau Eileen teisme prisipažins, kad sugalvojo šią labai detalią istoriją. Išgalvota melaginga istorija apie tai, kaip jis ją užpuolė, kaip jis bandė ją išprievartauti, kaip jis ją surišo. Pažiūrėk dabar į save. Richardas Mallory tampa pirmąją Eileen Warnaus auka. Richardas Mallory iš tikrųjų viską išprovokavo. Manau, kad Richardas Mallory su ja elgėsi labai blogai. Ji labai supyko ir tada viskas įvyko. Ji daugiau nebeketino kentėti. Ji išsiugdė pyktį vyrams, gyvenimui, žmonėms. Vienintelis žmogus, kuris jai matyt rūpėjo, buvo jos mergina. Warnaus pavogė Richardo Mallory pinigus, fotoaparatą, radaro detektorių ir jo automobilį. Pasinaudodama suklastotu asmens dokumentu, ji užstato Richardo daiktus ir toliau užsiima prostituciją. Galiausiai Eileen ir Tyra gali persikelti gyventi kartu. Mūsų pačių namai. Aš tau kai ką turiu. Pažiūrėk. Kas yra Richardas? Tik vaikinas. Tas pats vaikinas, kurio automobilyje ką tik buvome? Taip. Na, o kur jis dabar? Nesvarbu, Tyra. Kur jis, Eileen? Aš jį nužudžiau. Ką? Buvo arba aš, arba jis. Viskas gerai. Ką tu su juo padarei? Palikau jį miške. O kas jei kas nors sužinos? Niekas nesužinos. Neleisiu, kad kas nors mus išskirtų. Gerai? Manau, kad Eileen buvo vienintelė jėga, slypinti už visko, kas įvyko, nes jie atliko Tyros saugotojos vaidmenį. Tyra Moore buvo lyg inkaras, mylintis maitinimosi šaltinis, meilės sustiprinimo šaltinis. Praėjus 6 mėnesiams po Richardo Mallory, savo pirmosios aukos nužudymo, Warnaus susitinka su 43 metų Davidu Spearsu, statybininku iš Sarasotos, Floridos. Kadangi Warnaus bus teisiama tik už pirmąją žmogžudystę ir prisipažins dėl visų vėlesnių žmogžudysčių, tie prisipažinimai sudaro šių dramatizacijų pagrindą. Pirma, reikia pažiūrėti, ar esi verta savo kainos. Aš tikrai verta savo kainos, tėtuši. Nors, žinai ką, parvežk mane atgal į greitkelį. Na, palauk. Arbatpinigų nebus. Šok tik į galą. Eileen teigia pajutusi grėsmę, kai ji pamato ginklą vyro pikapo kėbule.
kam tai? Tai tik mažas šlamštas. Norėjau nuvežti jį į sodą. Ketinai mane išprievartauti? Ką? Ketinai mane išprievartauti? Ne, mažutė, aš jau sumokėjau už tave, tad eime pirmyn ir padarykime tai, dėl ko čia atėjome. Jūs visi esate blogi. Manai, kad galit su mumis daryti, ką norit. Bet ne su manimi. Daugiau nebe. Apsiversk. Prašau, nenužudyk manęs, prašau. Imk mano automobilį, imk mano pinigus, bet prašau, nedaryk to. Ji tvirtino, kad visa tai buvo savigyna, tačiau vėliau šiuos teiginius atsiėmė. Vėliau Eileen prisipažino, kad tą dalį apie savigyną nužudant Davidą Spearsą ji išgalvojo. Ji taip pakeitė savo istoriją, kad sunku pasakyti, kas tikra, o kas ne. Davido Spearso kūnas bus rastas po 2 savaičių. Jis bus identifikuotas pagal dantų įrašus. Kaip ir su savo pirmąja auka, Warnaus pavogė iš Davido Spearso pinigus ir automobilį. Eileen nuolat parsineždavo svetimo turto ir žinoma vyriško turto ir automobilių, kurie buvo ne jos. 1990 metais Eileen Warnaus yra prostitutė su ilgu kaltinimų sąrašu, nužudžiusi 2 savo klientus. Nušovusi juos, Eileen pavogė jų automobilius, vertingus daiktus ir palieka jų kūnus. Merginai Tyrai Moore smalsu, kaip Warnaus gavo automobilį. Žiūrėk, mažutė. Iš kur tu tai gavai, Eileen? Iš darbo. Automobilį? Knygoje Mirtinas ketinimas rašoma, kad Warnaus pasakoja Moore, jog pasiskolino sunkvežimį iš draugės. Esu tikra, kad ji pasakė Tyrai Moore. Neabejoju. Ji tuo pasigyrė. Sakė, žmogau, visą tai padariau dėl tavęs. Maždaug tuo pačiu metu, 1990 metais, 41 metų Čarlzas Karskatinas iš Prairie Home, Misūrio valstijos, paėmė autostopu keliaujančią Warnaus, greičiausiai seksui. Karskatinas tampa 3-ąja Eileen Warnaus auka. Jo kūnas bus rastas praėjus kelioms dienoms po to, kai bus rasti antrosios aukos, Davido Spearso palaikai. Eileen visada laikėsi pozicijos, kad vyrai, kurie ją paėmė, ieškojo sekso. Mes neturime nieko, kad tai patvirtintume, skyrus jos parodymus. 1990 vasarą Peteris Simsas, 65 metų pensininkas, prekybinis jūrų pėstininkas ir krikščionių misionierius, laikomas 4-ąja Warnaus auka. Kitaip nei kitų atvejų manoma, kad vien pasiūlymas pavėžėti Warnaus buvo lemtinga jo klaida. Ji man sakydavo, kad visi jie gynėsi, išskyrus tą vieną, vaikiną su Biblija. Tas mane labai neramina. Warnaus motyvas pinigai. Warnaus pavogė Peterio Simso automobilį, grynuosius pinigus ir Bibliją, kurią jis laikė su savimi. Jo kūnas niekada nerandamas. Jos operacijos motyvas buvo priversti vaikiną sustoti, pažadant seksą už pinigus. Tada ji norėjo, kad jis nupirktų alaus ir nueitų į miškingą vietovę. Tada ji kelis kartus į jį šauna iš 22 kalibro pistoleto ir atima pinigus bei automobilį. Nemanau, kad nuo pat pradžių buvo kas nors, kas privertė teisėsaugą manyti, kad čia žmogžudystės įvykdė moteris. Iš pradžių nežinojome, kad šios žmogžudystės aplamai susijusios. Jos buvo pakankamai toli viena nuo kitos, įvairiose Floridos valstijos, daugiausiai centrinės Floridos apygardose. Jos buvo pakankamai įsibarsčiusios, todėl iš pradžių niekas jų nesusiejo. Maždaug per 8 mėnesius Eileen Warnaus nužudė 4 vidutinio amžiaus baltaodžius vyrus ir toliau aktyviai ieško naujų aukų judriuose centrinės Floridos greitkeliuose. Nužudžiusi pirmąjį asmenį ir pavogusi iš jo daiktus, ji iš karto suprato, kad gali gauti daiktų, pavyzdžiui, pavogti jų automobilius, vertingus daiktus, tada juos įkeisti, gauti pinigų. Ji tapo tuo,
ką mes vadiname gaudžiu žudiku. 1990 m. Liepą, nužudžiusi ketvirtąją auką Peterį Simsą, Warnaus ir jos mergina Tyra Moore važinėjasi pavogtų Simsų automobiliu ir jį sudaužo. Nagi, Tyra, mums reikia sprukti. Paskubėk. Įsigandusi Warnaus palieka savo piršto antspaudus ant automobilio. Paleisk mane! Nagi, Tyra, tuoj prisistatys farai. Ar tu išprotėjai? Netoliese gyvenantis gyventojai matė, kaip Eileen ir Tyra pabėgo iš avarijos vietos. Iš ankstesnių jos areštų Warnaus piršto antspaudai yra valstijos nusikaltimų bylose. Antspaudai nuo sudaužyto automobilio sulyginami su įkeistais daiktais ir įrodymais iš nužudymo vietų. Eileen iš įvykio vietos pasišalino nieko nedarydama, kad išvengtų aptikimo. Taip sakant, ji nebuvo įgudusi slėpti savo pėdsakų. Eileen Warnaus naudojasi daugybės slapyvardžių ir įvairiais netikrais asmens dokumentais, įskaitant vieną su Kemi Green vardu. Piršto antspaudai ir netikras asmens dokumentas padeda valdžios institucijoms atsekti Eileen Warnaus pėdsakus. Taigi Lombardo kvite esantys atspaudai sutampa su tais, kurie buvo automobilyje? Taip, bet mums teko šiek tiek paieškoti, nes tas, kas jį įkeitė, naudojo pavogtą Kemi Green asmens dokumentą. Bet mums pavyko tuos atspaudus susijęti su Eileen Carol Warnos. Automobilyje radome ir kitų atspaudų. Na, avariją mačiusi pora gali atpažinti abi moteris. Gaukime iš jų eskizą ir pateikime į laikraštį. Bus padaryta. Jų aprašymai buvo pateikti policijai, o Eileen aprašymas atitiko kitus surinktus įrodymus ir jie manė, kad ji gali būti jų ieškomas asmuo. Praėjus vos kelioms savaitėms po eskizo paviešinimo, policija aptinka 5-osios Warnaus aukos, 50-mečio Eugenijaus Troy Bureso, pardavėjo iš Ocala, Floridos kūną. Kaip ir dauguma aukų, Trojus Buresas keliavo darbo reikalais ir skambino pardavimo skambučiais į įvairius miestus. Daugelis aukų artimųjų manė, kad vyrai tiesiog bandė padėti moteriai, kuriai reikėjo pagalbos, nes ji pasakodavo žmonėms, kad jos automobilis sugedo. 1990 m. rugsėjį valstybės tarnautojas 56 metų Charlesas Dickas Humphreysas iš Crystal Riverio, Floridos, tapo 6-ąją Eileen nužudymo auka. Jo kūnas rastas pilnai aprengtas, o kelnių kišenės išverstos. Į jį buvo šauta daugybę kartų. Visos aukos buvo nužudytos 22 kalibro šaunamuoju ginklu. Ji iš tikrųjų turėjo savo teritoriją. Warnaus tiesioginė prasme važinėjo į 75 ir 95 centrinės Floridos keliais, o jos taikinys buvo sunkvežimių vairuotojai. 7-oji auka Walteris Gino Antonijo, apie 60 metų sunkvežimio vairuotojas iš Merritt salos, Floridos. Iki gruodžio mėnesio Eileen Warnaus ir Tyros Moore policijos eskizai buvo publikuojami vis daugiau regioninių laikraščių. Policija gavo daugiau nei 500 užuominų ir viena iš tų užuominų susiejo su klastota Kemi Green asmens dokumentą su vietiniu moteliu ir lombardu. Tai padėjo išaiškinti bylą, o piršto antspaudai tapo svarbių įrodymų. Eileen Warnaus paieška prasidėjo. Pajutusi įtampą, Tyra nusprendė grįžti į Ohajų ir persikelti gyventi pas tėvus. Taigi, štai ir viskas. Aš visą tai dariau dėl tavęs. Lik sveika, Eileen. Grįžk. Prašau, sugrįžk. Aš atsiprašau. Jo santykiai su Eileen Warnaus nutrūko autobusų stotyje. Jos mergina pati negalėjo susitvarkyti su gyvenimu. Eileen Warnos šaltakraujiškai nužudė šiuos vyrus dėl santykių su kita moterimi ir nužudė dar tiek vyrų. Atėmė jų automobilius, papuošalus ir pinigus. Dieve, kokia stipri meilė.
Ieškomos serijinės žudikės Eileen Wuornos ir jos meilužės Tyros Moore eskizai apipilti visose žiniuose. Pajutusi įtampą, Moore nutraukė santykius su Wuornos ir grįžta į Ohajų. Eileen apimta sielvarto dėl moters, kurią vėliau vadins savo gyvenimo meilę netekties. Tyra, aš tavimi pasirūpinsiu. Aš pasirūpinsiu, kad turėtum viską, ko tau reikia. Aš visą tai dėl tavęs padariau. Grįžk, prašau. Prašau, sugrįžk. Atsiprašau. Tuo tarpu policija lygina byloje esančius Wuornos piršto antspaudus su Lombardo kvite paliktais piršto antspaudais, kuriuose nurodyti daiktai, kuriuos ji pavogė iš savo pirmosios aukos, Richardo Mallory. Ji užstatė jo Minolta Freedom fotoaparatą ir Radio Snack radaro detektorių. Kiti įkalčiai atveda policiją į barą, kuriame Eileen ir Tyra dažnai leisdavo laiką, kai susitikinėjo. Wuornos didžiąją savo suaugusiojo gyvenimo dalį buvo benamė. Jos gyvenamoji vieta buvo baras pavadinimu The Last Resort. The Last Resort buvo tipiškas baikerių baras, kuriame buvo patiekiamas tik alus ir vynas. Vėliau pasirodžius filmui Monstras, jis tapo savotiška turistinė vieta. Po milžiniškos žmonių paieškos, policija suseka Wuornos Floridoje ir kelias dienas ją stebi. Galiausiai jie žengė žingsnį ir 1991 m. sausio 9 d. slapti policijos pareigūnai suima Wuornos prie baro The Last Resort. Dabar sulaikytas rečiausias nusikaltėlis – serijinė žudikė. Jos istorija taip painiojama su savanaudiškais teiginiais, melu, prieštaravimais, kad labai sunku suprasti, kodėl ji iš tikrųjų žudė. Galbūt ją tai jaudino? Nors Eileen Wuornos yra sulaikyta policijos, jos merginos Tyros Moore paieškos tęsiasi. Po to, kai policija paviešino sudėtinį eskizą, jie gavo daug užuominų ir daugelis jų rodė pirštu į Tyrą, motelio kambarinį iš Ohajo, kuri leido laiką su drauge. Tačiau dabar Tyra pabėgo į Pensilvaniją, bet rašo laiškus Eileen į kalėjimą, pateikdama telefono numerį, kuriuo su ja galima susisiekti. Eileen skambina Tyrai, bandydama paguosti savo buvusią merginą. Aš mirčiau dėl tavęs. Ar tikrai? Akivaizdu, kad tu manęs nebemyli. Tu įvelsi mane į bėdą už tai, ko nepadariau. Neleisiu tau patekti į bėdą. Nežinau, ar turėčiau toliau gyventi. Ar turėčiau... Neleisiu tau patekti į kalėjimą. Jei turėsiu prisipažinti, prisipažinsiu. Kodėl tu tai padarei? Labai nerimavau, kad prarasime butą ir kitus dalykus. Bijojau, kad prarasime savo vietą. Aš myliu tave. Policija suseka Tyrą Moore ir ji visiškai bendradarbiauja. Ironiška, bet būtent Tyra Moore išdavė Eileen Wuornos. Jie sučiupo Tyrą ir ją siaubingai prigąsdino. Todėl, kai Eileen paskambino Tyrai iš kalėjimo, pokalbis buvo įrašinėjamas. Tai tikras Eileen pokalbio su Tyra įrašas. Jei turėsiu viską prisipažinti, kad tik apsaugočiau tave nuo bėdų, aš tai padarysiu. Nesijaudink, gerai? Gerai. Aš tave myliu. Tai padaryk tai dabar. Pabaik su tuo. Jie apkalbėjo Eileen, jie apkalbėjo ją telefonu, kad ji pasinaudodama Tyrą duotų visišką prisipažinimą. Tikriausiai ilgai negyvensiu, bet kai mirsiu, mano dvasia seks tave ir apsaugos tave nuo bėdų. Na, turiu eiti. Aš tavimi tikiu.
Pasimatysime kitoje pusėje. Taira bijo būti sučiupta, todėl Eileen galiausiai sako, aš prisipažinsiu dėl visko, kad tave apsaugočiau. Eileen žinoma ją išteisino. Manau, tai viena iš priežasčių, kodėl Eileen kalbėjo. Ji išeina ir prisipažįsta, o visa kita jau istorija. 3 valandas policija apklausinėjo Eileen apie 7 žmogžudystes. Per tą laiką ji juokėsi ir verkė, sakydama, kad visi šie vyrai prieš ją smurtavo ir ji turėjo juos nužudyti, kad apsaugotų save. Teismo psichologė Catherine Ramsland mano, kad Wuornos yra psichopatė. Įprasta Eileen Wuornos istorija yra ta, kad dėl patirto smurto ir nepalankių sąlygų ji neišvengiamai užaugo smurtaujančią asmenybę. Tai tiesiog netiesa, nes daugelis žmonių patiria siaubingą smurtą ir nepriteklių. Psichopatams nerūpi niekas, tik jie patys, ir jiems nebūtinai reikia priežasties žudyti. Ir jiems nerūpi, kad jie ką nors nužudė ar sužalojo. Jie neturi jokio gailesčio. Bandydama apsaugoti savo vardą, Taira Moore atskleidžia, ką žino apie Eileen Wuornos įvykdytas žmogžudystes. Moore tvirtina, kad pati nedalyvavo nė vienoje iš žmogžudysčių. Interviu žurnalistams ji sako, kad bijojo, jog Eileen gali ją nužudyti. Viena diagnozė – ribinis asmenybės sutrikimas. Kita – antisocialus asmenybės sutrikimas. Buvo užuominų, kad ji galbūt turėjo kledesėjinį ar net šizotipinį sutrikimą. Loginiai tyrimai rodo, kad Wuornos turi psichopatinių polinkių. Ji buvo diagnozuota kaip psichopatė su aiškiu balu psichopatijos kontrolinėme sąraše. Psichopatijos kontrolinis sąrašas yra diagnostinė priemonė. Aukščiausias balas yra 40. Jei balas yra nuo 30 iki 40, diagnozuojamas psichopatija. Jos balas buvo 32. Tai gana aukštas rodiklis moteriai. Tai priskiria ją psichopatijos kategorijai. Policija oficialiai apkaltino Wuornos dėl jos pirmosios aukos, Richardo Mallory nužudymo. Eileen tampa žiniasklaidos įžymybė žudikė. Ji buvo nacionalinė asmenybė ir nacionalinė žiniasklaida susirinko pirmąją jos pasirodymo teisme dieną. Kadangi serijinė žudikės moters sąvoka buvo tokia reta, daugelis byloje dalyvavusių žmonių ieškojo būdų pasipelnyti. Jie samdė agentus, kurie bandė derėtis dėl knygų ir filmų sutarčių, interviu bulvariniai žiniasklaidai. Atrodė, kad daugelis žmonių norėjo iš to užsidirbti pinigų. Wuornos įgyja pravardę mirties panelė. Praėjus metams po jos arešto 1992 m. sausio 14 d. Eileen Wuornos stoja prieš teismą dėl Richardo Mallory nužudymo. Ji tvirtina, kad nužudė Mallory ir dauguma kitų asmenų gindamasi. Prokurorai savo bylą daugiausiai grindžia vaizdo įrašų įrašytų prisipažinimu. Pradžioje Wuornos neteigė, kad Richardas Mallory ją išprievartavo. Liudydama kaltinimo pusėje, Taira Moore yra liudytoja, kurią visi nori išgirsti. Pasak Orlando Sentinel, Moore daugiau nei valandą praleidžia teismo salėje ir kritikuoja savo buvusios mylimosios savigynos istoriją. Teismo salėje Moore prisimena 1989 m. gruodžio 1 dieną. Dieną, kai Richardas Mallory buvo nušautas. Ir ji tiesiog išėjo ir pasakė, turiu tau kai ką pasakyti. Ir aš jos paklausiau, ką? O ji pasakė, kad tą dieną nušovė vyrą. Kryžminės apklausos metu Wuornos advokatas paklausė Moore apie 11 telefono skambučių seriją, atliktą kalėjime ir įrašytą policijos be Wuornos žinios ar leidimo. Kad ji pasakytų tai, ko norėjote, jūs jai melavote, tiesa? Taip.
Naujienų pranešimuose teigiama, kad Moore vengė akių kontakto su Warnows didžiąją savo parodymų dalį. Priešingai savo advokatų patarimui, Warnows stoja liudyti. Ji neprisipažįsta kalta ir tvirtina, kad nužudė Richardą Mallory gindamasi. Pagalvojau savo, turiu kovoti, kitaip mirsiu. Šis vaikinas žais su manimi, kol mane nužudys. Jos gerbėjų klubas mano, kad ji buvo išprievartauta ir nukankinta. Mano nuomonė, Richardas Mallory išprovokavo šį įvykį. Kryžminės apklausos metu ji susijaudina ir supyksta. Warnows yra vienintelė gynybos liudytoja. Jos advokatai teigia, kad detektyvai ir Tyra Moore kalbėjosi su žiniasklaida, pardavinėjo savo istorijas ir perdėjo, kad pasiūlymai būtų pelningesni. 1992 m. sausio 27 d. prisiekusieji pripažino Warnows kalta dėl žmogžudystės, už kurią baudžiama mirtimi. Warnows pratrūko įniršio ant prisiekusiųjų jiems išeinant iš teismo salės. Teisėjas paskelbė Warnows nuosprendį. Floridos valstijos gubernatoriaus orderiu, tu, Eileen Carol Warnos, būsi nutrenkta elektra, kol žūsi. Advokatas Stevenas Glazeris atstovauja Eileen likusiose žmogžudystės bylose. Po to, kai jai buvo paskirta mirties bausmė, ji paklausė, kiek kartų jie gali mane nužudyti. Kuo aš tikiu? Nesvarbu, kuo tikiu, mano darbas buvo ją apsaugoti. 1992 m. kovo 31 d. būdama įkalinta, Warnows pareiškė neginčijanti kaltės dėl Hemfriso, Barso ir Spearso nužudymo. Prisipažinimą cituoju. Norėjau jums prisipažinti, jog Richardas Mallory mane žiauriai išprievartavo, kaip jau sakiau. Bet šie kiti to nepadarė. Warnows skiriamos dar 3 mirties bausmės. Kalėjimo metu Warnows įsivaikina krikščionė Erling Crowley ir jos vyras. Eileen pati tampa religinga. Ji man pasakė, nenoriu 20 ar 30 metų merdėti laukdama bausmės. Noriu grįžti namo pas Dievą. Eileen rado Jėzų ir pasakė savo, atėjo laikas prisipažinti. Prisipažinimas priveda prie to, kad Warnows neigė, jog kuri nors iš žmogžudysčių buvo įvykdyta savigynai. Po beveik 10-mečio apeliacijų, Eileen prašo teisėjo sustabdyti apeliacijos procesą. Nėra prasmės laikyti mane gyvą, nes aš tiesiog vėl žudyčiau. Manyje per daug pykčio, per daug neapykantos. Kai ji buvo liudytojų vietoje, galiausiai, kai jie bandė panaikinti jos apkaltinamuosius nuosprendžius, ji paliudijo, kad jos istorijos apie išžaginimą ir pasakojimai apie jos vaikystėje patirtą smurtą buvo išgalvoti ir iš tikrųjų ji parodė į gynėjų stalą ir pasakė, jie meluoja, ir tada parodė į mūsų stalą, į kaltintojų stalą. Ir pasakė, jie sako tiesą. Galiausiai ji prisipažįsta, kad tai padarė, nes jai atsibodo vyrai, ir ji tai padarė, kad juos apiplėštų. Žiūrėk, kelnių kišenės buvo rastos išverstos. Kartą ji paėmė ginklą ir jį užtaisė. Turiu omenyje, ten buvo daug neapykantos. Žinote, tai daug ką pasako. Iki 2002 metų spalio mėnesio Floridos mirties bausmės vykdymo įstatymai pasikeitė ir Eileen buvo nubausta mirtina injekcija. Aš buvau ten, kai Eileen buvo įvykdyta mirties bausmė. Jaučiau, kad turėčiau tai padaryti, kadangi asmeniškai tvarkiau bylą teismo salėje. Ji atrodė visiškai rami ir aš ramiai suvaidinau vaidmenį, padėdamas jai ten, kur ji buvo. Ir man palengvėjo, kadangi jai palengvėjo. Warnows tarė šios paskutinius žodžius prieš mirtį. Norėčiau tik pasakyti, kad plaukiu su uola ir grįšiu kaip ir nepriklausomybės dieną su Jėzumi, birželio 6-ąją, kaip filme Didysis motinystės laivas ir visa kita. Aš sugrįšiu. Eileen Warnows pelenai buvo išbarstyti aplink medį, netoli Dono Botkino namų Mičigane.
Ji norėjo, kad išbarstyčiau jos pelenus vos grįžusi namo, nes nenorėjo, kad dėl to ilgai galvočiau. O jos medis, pažiūrėkite, jis šviečia plačiai, ar ne? Tai neįtikėtina. Yra žmonių, kuriems buvo taip pat blogai kaip Eileen, bet jie nieko nenužudė. Tad kyla klausimas, kas jai šovė į galvą, kad ji tapo potencialia žudike. Manau, niekada nesužinosiu. Nors aš išstudijavau bylą, perskaičiau viską ir vis dar nežinau, kodėl kažkam taip nutinka. Jos palikimas tai liūdesio ir palūžimo palikimas. Yra šeimų, kurios niekada neatsigaus po Eileen Wuornos.